Šiandien jau nebeįsivaizduojame savo ryto be puodelio kvapnios, karstelėjusios arba saldžios kavos. Vilniaus universiteto studentė Viktorija Ignatavičiūtė sako, kad mintis apie ant stalo garuojančią kavą padeda rytais įsiropšti iš lovos. Kavą geriu 3-5 kartus per dieną, priklauso nuo dienos. Pradėjau ją gerti prieš daug metų, gal kokių nuo 14, aišku, labai jauna mergaitė būdama. Tokią madą pagavau turbūt iš pusseserų aplinkos, taip atėjo. Mama niekada nepalaikė mane šiuo klausimu, bet tai labiau, kava tai ne įprotis, aš manau, nežalingas įprotis, bet gyvenimo būdas turbūt, ta prasme, tu net nesusimastai, kad tu ją geri ir kiek kartų per dieną. Išgėrusi rytinį kavos puodelį, antru Viktorija įpratusi pasimėgauti pietų pertraukos metu. Tačiau neslepia, kad šis pomėgis paplonina jos piniginę. Kokybiška kava iš tiesų yra brangi, ne tik kavinėse, bet ir bendrai parduotuvėse įman, tai tikrai didelę dalį savo lėšų išleidžia tam dalykui, bet vėlgi kažkas perka gražius rūbus, kažkas geria skanią kavą. Skeptikams, manantiems, kad kava tai nieko vertas kofeino gėrimas, Vilniaus dietologijos centro gydytoja dietologė Eglė Kliukaitė primena apie teigiamas kavos savybes. Kava trumpam gali pagerinti protinę veiklą ir numalšinti galvos skausmus. Tačiau mėgaujantis kava nereikėtų persistengti. Norma, tai yra kofeino norma, apie 300-400 mg. Tai sudarytų kažkur mūsų vadinami apie 240 ml kavos puodelis. Tai būtų apytiksliai 3 puodeliai per dieną, toks kiekis kavos, tai sudarytų apie 300-400 mg kofeino. Dietologija vardina ir daugiau neigiamų kavos savybių. Didesnis kiekis vėlgi tikrai pastebėta, jog turi įtakos širdies ir kraujagyslių sistemai, taigi iš tiesų didina kraujospūdį ir dažnina širdies ritmą. Nepaisydami žalingo kavos poveikio, lietuviai šio karšto gėrimo geria daug. Šią tiesą patvirtina ir kavą verdanti barista Ieva. Atsižvelgiant į tai, kiek mes turim klientų ir kaip dažnai jie pas mus apsilanko, tai teikčiau, kad gan priklauso. Jaunesnis klientas visada rinksis saldžią kavą su daugybė priedų, o vyresnis asmuo visada rinksis paprastą kavą ir gers kiek konservatyviau negu jauni. I'm afraid to go home. Skanios kavos.